2013 metus Loftown pasitiko su naujienomis ir gražia tradicija. Jau beveik visiškai baigtas statyti pirmas korpusas. Yra stogas, langai, lubos sienos, teliko tik vidaus apdailos darbai. Šią progą ant pirmųjų Loftown korpusų stogo buvo iškeltas vainikas, simbolizuojantis pagrindinių statybos darbų užbaigimą. Tai graži statybininkų tradicija, kuria manoma suteikiama statiniui ilgamžiškumo ir tvirtybės. Iškeltas vainikas reiškia ir darbų pabaigą, ir tai, jog šeimininkas turėtų atsidėkoti ir pavaišinti meistrus. Tai ir padarė Loftown projektų atstovai. Iš tikrųjų yra tradicija, jog statytojams, tai yra statybininkams pastačius statinį, užsakovas pasako ačiū. Ir dėkoja jam už kokybiškai ir laiku atliktą darbą, o daugiausia dėkoja tai yra tiem žmonėm, kurie dirbo, kurie savo rankomis dėjo plytas. Tai šiandien mes iš tikrųjų turim tokią stadiją, kai pastatai yra visi pastatyti, liko tik taip vidaus apdailą pabaigti ir sutvarkyti gerbuvį, taip kad vos tik tai oro sąlygos leis, tai tą ir padarysim. Statybos darbus visiškai užbaigti ir sulaukti pirmųjų naujakurių planuojama jau nuo ateinančių metų kovo mėnesio.